Manot, kuris žirgas geriausiai šviečia levadai? Tas, kuris be gūnios ir dar yra širmas. Ten visa bandutė, kaip sakant, su gūniam, o čia šita be gūnios. Nu, super širmė. Kaip sakant, 6 žirgus ir tada atvažiuoja kalvis, tvarkyt kanopas, teriuką pakausit. Tai labai užimta diena ir mes turim viską žiauriai greit spėt padaryti. Tos 2 didžiausi koldūnėliai, tik vienas sportiško sudėjimo, labai jau, sakykim, tokį įdomesnio. Jisai bent sportuoja, ne? Jinai gauna žymiai mažiau grūvį. Kaip sakiau, 6 žirgai, tai visus žirgus šiandien prajot reikia, 4 iš jų jau aš, kitus 2 joja klientūra. Tai Nemo ir Širmė šiandien su kitais žmonėm dirba. Tai ponis, pavyzdžiui, parisčiuosim šiandien pirmą sykį ant kordo, pamėginsim ją pakelti ir iš čia, nes aš ją labai noriu kiek įmanoma greičiau apjoti ir paruošti. Nemažas, nors jie ir neturi tos jokios sultingos žolės, sakykime, tose levadose specialiai dėl ponio ir kitų apvalesnių mano žirgų, bet jinai tipo žiauriai greitai svorį ima. Tai vasarinių gūnių nuo mūsų uždarėm sezoną, jau irgi manau šiandien uždarysim. Nes kitą savaitę jau atrodo, kad tikras ruduo ateis. Bet ką tu gali žinoti, nes galimai dar kitą savaitę vėl bus plus 23 kokie. Šių žirgų, kai 3 gūnios yra, jau kitais metais aš galiu sakyti, kad arba pirksim geresnes, arba pataupysim ir tiesiog suinvestuosim ant 3 likusių. Išsišukuot viską ir jinai jai net banguojasi natūraliai, kai kur tie karčiai, tai ta prasme Sacharytės karčiai turbūt gražiausiai yra iš visų mano žirgų. Žodžiu, užsisakiau šiaip žieminius batus. Ir jie jau atkeliavę, tik juos reiktų pasiimti, bet aš žinau, kad jie nebus tokie geri kaip šitie vasariniai, nes labai skiriasi daug ko. Per šitą vietą, per aulus, tokie tiesiog atsikišę ir čia būna labai daug tarpo, bet su šitais batais šito dalyko nėra ir aš to seniau niekad nesu turėjus. Su šitais batais labai ilgai užtrunka, kol pripranti, nes, pavyzdžiui, aš kurį laiką turėjau dėti padukus vien tam, kad nebūtų man jog remiasi šitą vietą. Kuris geresnis, tai būtų labai super. O šitas pirštinės man realiai tarnauja 2 metus ir jos dar neplyšusios, nors matos, kad yra tokių bairių, bet jos neplyštančios. Mes viską darom su 3-mečiai žaidimo forma ir mūsų tas jojimas, sakykime, jojimo treniruotės būna 1 kartą per savaitę nuo 15 iki 30 minučių su vaikymu. Tai svarbiausia, kad raitelis suprastų, ko jis nori ir galėtų aiškiai tą perteikti žirgui. Tai poni, nenori žąsų sakyti. Niu. O, geras ponis. Tai jo, bet esmė tame, kad jauni žirgai tikrai žąslų nemėgsta, bet dėl to jauniems žirgams svarbiausia yra parinkti tinkamus. Žinau, kad daug kas naudoja ūsus. Aš nedėčiau 3-mečiai ūsų, bet 4-mečiai galbūt. Jeigu, tarkim, važiuoju į varžybas, kokius kryžiukus pašoksiu 4-mečio. Trasoje, kokia graži mergytė, pasirodyk. O, taip. Ne per daug patenkinta gyvenimu, bet būna. Na tai ką, sveiki, sveikinuosi iš 2026 metų žiemos, bet peržiūrėkime praeitų metų vasaros vlogus, kurių aš tiesiog nespėjau įkelt. Taigi pasiveržėme dar truputuką balną Sacharytei ir jo, prabiški, mes čia dar taip žiūriu labai ramiai dirbom, bet tik pirmą riščią ant kordo bus, o dabar jau poni, žinokit, pirmą sykį per kavaletės bėga riščią, tai improvementas, jos visas šitas tobulėjimas yra tiesiog milžiniškas, nu be galo kietas ponis pasidarė. Vasarą poni buvo gerokai sunkiau, kadangi jai buvo tik prasidėjęs tas brendimo procesas ir jos forma, nu patys matot, yra tikrai nekokia. Tai dabar žiemą, kai jinai jau išaugo į ūgį, šiek tiek tas visas svoris nukrito, tai žymiai geriau bėga, nes čia pirmą sykį, kai kėlėm riščią, nu belen kaip sunku buvo ją išraginti, bet dabar jinai tik laikyk, tik spėk sustabdyti. Lygas, bet visai normaliai buvo ir gerų momentų, kas yra faina, kad jinai išsikėlė į riščią be botago, tai čia super ir dabar su penčia pabandysim irgi pirmąsyk ant kordo pariščiuoti. Tavo su kantora aš jas labai sunkiai ją gaudydavau, dabar tiesiog reikia per kitą prizmę visiškai eiti ir reikia tiesiog labai ramiai neversti, bet paprašyti, kad ateitų. Dėsim realiai pirmą sykį pariščiuoti ant kordo po labai, sakykime, ilgesnio laiko iš vis neįimant jos, bet aš manau, aš dėl jos gana ramiai, jinai yra šiaip tikrai ne kažkokia labai karšta. Jo baisu dabar. Oi, vienai nepatinka, žinau. Eik savo druską graužti, vat jinai tai kaip monstras graužia ją. Va čia tai ataka druskos. Tada šukuojamės po truputį, ruošiamės, man išėjo Sacharytę nusivesti į levadą. Taip, niekur neik, prašau, aš žinau, kad tu turi daugiau jėgos. Oi, gerai. Penčias labai didelė problema yra su karčiais ir uodega, nes čia yra iš viso toks, kai mes atsivežėm, čia iš vis plaukų nebuvo, o kai aš ją važiavau apžiūrėti, čia buvo pilno varnalėšų, tai teko iškirti. Tai su penčia irgi pagrindinis tikslas yra tiesiog
pamėginti paraščiuoti ant kordo, pabiškai ir jau reikia ją mokinti. Kam kyla klausimas, kodėl Penčia buvo nejauta tam tikrą laiką, tai dėl to nesibuvo išėjusi atostogų. Kas Penčiai buvo ir dėl ko jinai buvo išėjusi tų atostogų, daugiau žino tie, kurie mato mano TikToką, tai jeigu norit galite pasekti, pavadinimas toks pats kaip ir YouTube kanalo. Bet iš esmės po to laiko, po tų atostogų daugiau Penčia ir nebeišėjo ir viskas buvo gerai ir dabar jinai tikrai labai gerai dirba, komelė yra pasidarius tikrai normali, karšta krauja, viskas tvarkoja, nes kai mes ją vos atsivežėm, buvo švelniai tariant labai sunku su ja. Dabar bijau sumeluoti, bet čia gal po 2 kokių mėnesių mes ant jos sėdom, tai buvo biškai sudėtinga man prisiminti, kad jinai vis dėlto yra aukščiausia iš mano visų, tai buvo taip, čia kažkas visiškai kito, ypač paponioje joti, bet tikrai, ta prasme, jinai yra bomba, jinai yra belenkokio fainumo. Ir vis dar iki dabar jos charakteris yra tikrai gana sudėtingas, bet jinai jau tokia yra. Ir tiesiog tikimės, kad ateityje mes išsispręsim šitas problemas ir kažkaip mūsų visas šitas charakteris susieis. Aš jos žiauriai pasiilgau, jinai yra tiesiog tobula, jinai eina aktyviai, jinai bėga plačiai. Penčiai dabar valgy, turim avižas, granulės ir čia yra papildai sąnariams. Aš taip džiaugiuosi, kad jinai grįžo į darbus, jūs neįsivaizduojat, kaip aš jos pasiilgus. Dabar mūsų eterėje kita mažylė, šitą jau tikra mažylė, paskutinė iš jaunių, Pepe. Labai matosi skirtumas, kad jinai tokia mažutė, 3 metukė ir šiaip jinai žiauriai žema. Čia atbėgs ir aš bėgsiu pagal ją. Edukacijas darėm. Kur tu čia važiuoji? Tu žinai, kad šitą po pusės metų pamatysi YouTube'ai. Žiūrėkit jo išikna prizūmink. Tada užsimerkai jinai prieigą pro. Ne, dabar ne ten, aš susikolektinus. Prizūmink. Prizūminu. Žinai, kaip jinai manęs nemėgsiu šitą. Gerai. Sakė ne. Sakė ne, aš sakau taip. Sakė ne. Aš laiku atstumu. Bet tu tai irgi pafilmuosi, jeigu išsiteks viską į keltą. Prašyčiau. Tu tai jau neperšoksi. Sportuojam. Siauba. Žinok, čia nais, va taip va pristraukia pas mus. Oho. Ne per vieną. Nepataikiau tempą. Oi, kaip čia baisu šitą. Per vieną pakėliau, bet žinai. O kaip jogas susvartė? Ne, aš pamenu, kaip pasitikti slydą. Iš tikrųjų nežinau, čia ar Medai, ar man buvo baisiau už ją, nes aš tiesiog galvojau, tu tik neapgriūk man, nes kliūtis tikrai atrodė aukštesnės realybė ir jo,
Žodžiu, keliamės į Pepiuko treniruotę, jau dabar šiek tiek permesim fokusą ant manęs, ačiū labai Medai ir Rimgailei už kontentą padarytą. Ir jau padarėm šiek tiek sustojimų, čia dar, kaip sakant, visiška mūsų pradžia buvo, dabar Pepė jau tikrai gana patobulėjus, paaugusi, na, o čia mes dar tik pradėjome rišiuoti, kaip aš matau, ir pirmąsyk parišiuosim be kordo. Kadangi šiaip pirmi kartai su Pepė buvo tikrai gana sudėtingi ir jinai kumelė jojime dar yra be galo žalia ir man nepažįstama, tai aš šiek tiek buvau užsigandusi dėl šitos pirmos riščios be kordo, nes, nu, žinot, kai pirmas iki gyvenime šiaip bandėm sėsti ant jos, tai jinai mane nunešė laukais vos ne. Nu, iš tikrųjų nieks negriuvo, bet kas matėt video tą, tai žinot, kas buvo. Bet pirma riščia buvo iš tikrųjų super, kumelė tikrai labai atsipalaidavusi tokia, okei, tai mes bėgam dabar aplink visą aikštę, nu tai varom. Šie labai didžiuojasi, ta prasme, mažylė labai gerai varo, tikrai super. Balnas tai jo, ypač kai pirmas kyferį jo ir dabar ant Litagros jas balną, vaikyti. Bet šiaip tikrai šaunuolė kumelė, ta prasme, balsu pasiragini, cak ir yra. Gerai bėga, yra kur tobulėt, reikia, bet nu ko norėt, jinai 3 metė, mes neapsikraunam ir mes labai lėtai viską mokinamės, nes nėra kur skubėt. Kame bairis, jos šiaip kūnas, jinai gana žema, bet jos kūnas tikrai yra gana stambaus sudėjimo ir jos kaklas yra labai ilgas. Va, tai bet tikrai šaunuolė kumelė, žiūrėkit, koks jos kaklas, man reikia labai paslinkat pasiekti ją. Šaunuolė kumelė, labai gera, žiauriai su mane, labai protinga. Tai va, su jauniam baigiam, tikrai super, su poniu gal sunkiausia, nu bet logiška. Šiaip labai gerai, ir Penčia ir Pepė super duper padirbo ir liko dar 3 žirgai, tai dabar išėjo panos vestis Nemo ir Kregždę, jos eis pasivaikščiot, o aš pasimsiu po juodę sterį ir reikės prašokti greitai, nes apie 1 kalvis atvažiuoja, tai mes norim apie 12 viską pasibaigti. Šiandien pasistengė, padirbo, kaip 3 metė, tikrai su mani kumelė, jeigu jau vien balsu reaguoja į komandas, jau smagu, su koja irgi dar teks pripras, bet ir nuo kojos, pavyzdžiui, voltuką galim jau pilnai susukti, kas yra labai džiugu. Tai jo, aišku, yra daug ant ko dirbti, bet nenorėkit, aš dar ant pirštų galiu suskaičiuoti kelintas šis įgis ant jos man. Tai kaip, sakykime, vieni pirmųjų kartų, ypač pirma riščia be kordo, tai tikrai šaunuolė kumelė. Taip, gerai sveikas. Gauna tą patį, ką ir Penčia gauna, tai yra kanapės, avižos ir papildai. Šitie mano patys mėgstamiausi kol kas iš to, ką esu atradus. Tai va. Leidžiam demoną į levadą. Visi ten nubėgę, mes turim žiauriai mažai laiko likę. Bet nežinau, kažką bandysim, kur tu varai. Įleidžiam. Mūsų karviukas, nu tu man šiandien paskutinis numeris. Šiandien pasakas gauni, pagaliau vėl. Čia mėgstu jį su filcais kaustyt, nes žymiai geresnis, didesnis komfortas jam. Iš jo jau matau širmės rūrą šviečia, tai širmė ir Nemo varo į laukus pasižingsniuot panas, o mes einam pasistatyti. Gerai, supratom, vyras valdžia namų. Pradžioj, kadangi mes pradėjome mūsų visą šitą šokimą be Medos ir Rimgailės, kadangi jos vaikščiojo su Kregžde ir Nemo miške, tai pagalvojau gerai, pasiemam stovą, pafilmuojam patys, tai dabar šiek tiek pakalbėsiu, bet taip labai fainai gavosi, kad iš karto Rimgailė su Meda ir atjojo. Tai jos mums duos šiek tiek geresnių video nei mano šitas stovas kliūčių. Mano pagalba grįžo iš laukų, mes dar su Teryte biškį pašok norim. Teryte apšalęs, kas čia vyksta. Na, biškį duos normalių kadrų. Su Teriu vasara buvo taip. Aš labai bijojau, kad jam gali kažkas nutikti, nes prieš tai vasarą jį teko išleisti atostogų ir aš visą vasarą buvau gilioj panikoj. Todėl kiekvieną treniruotę man su juo buvo tiesiog psichologiškai labai sunku. Ir vat nežinau, ar čia tas faktas, kad dabar jau yra ruduo, pakeitė visą mano psichologiją, kad tipo, okei, viskas, vasara praėjo, dabar viskas bus gerai, bet iš tikrųjų dabar sekasi tikrai geriau su Teriu ir aš tiesiog gal labiau pradėjau pastebėti, kaip Teris iš tikrųjų stengiasi kiekvieną treniruotę, tas yra labai džiugu. Šiandien aplamai gana lengva treniruotė gavosi su Teriuku, bet šiaip šaunuolis vaikas gerai padirbėjo, gerai šoko. Tai toks ir tikslas kartais yra tiesiog viską daryti atsipalaidavus, ramiai, bet užtikrintai. Tai dėl to ir aukštai labai nešokom šiandien, bet tikrai gerai, ta prasme. Jo, tiesiog kadangi kalvis greit atvažiuoja, negalėjom labai ilgai, o tai kiek mes čia daug dėvė pusvalandį, gal maždaug pajojom. Bet jo, šiaip tikrai gerai, metriukai iššovėm, nu tai nedaug, bet užtektinai gerai visai. Svarbiausia, kad jis ėjo drąsiai. Tai aš manau, mes čia ir atsisveikinsim, nes mes dabar lauksim kalvio, kol atvažiuos ir tada kalvis pas mus 5 arba 6 valandas tvarkys visiems arkliam kojas. Tai sėkmės mums. Žodžiu, ačiū visiems, kas peržiūrėjo šitą video. Susitiksim kitose video. Parašykite, kokių vlogų šiaip norėtumėt, ką pafilmuoti, nes dabar gaunasi tiesiog diena su mumis.
Ir jo, ačiū Meda, ačiū Rimgailė, kad buvot, kad padėjot, kad pafilmavot. Ir einam dabar į naują Levadą, žirgus pervesim. Ir tada bus viskas. Atvažiuos kalvis, reikia spėti nubalnuot arklius, tik tai dar kaip nors.